Gerai, pažiūrėsim, kaip akį valdyti. Tai akį, nu dabar pavyzdinę akį pasidarysim kaip sferą. Pasidarysiu nedidelę, visai nedaug segmentų turinčią. Kažkas tokio. Išnaudosim tai, kad jau automatiškai čia turiu kažką panašaus į vyzdį. Tai ką aš dabar darysiu, aš čia sukursiu naują medžiagą. Turiu naują medžiagą, dabar einu į edit mode ir paimsiu tik dalį šitų face'ų. Ne vertexų, face'ų. Priskirsiu naują medžiagą, sukuriu naują, new, ir padarysim ją juodą. Oi, nežinau, kodėl mėlyną darau, violetinę. Juoda ir assign, žodžiu, šitą materialsą. Tai dabar aš turiu, kad daliai modelio viena medžiaga, daliai kita. Ir pasuksim šitą daiktą 9 laipsnių kampu. Čia šiuo atveju noriu sukti aplink X ašį, nes ateityje norėsiu naudoti simetriją, kuri veikia pagal X ašį. Tai žodžiu, turiu akį, pastumsiu ją X ašį, X ašį, tarkim, 2 metrus. 2 metrai. Tarkim, turiu kitą akį, kurią pastumsim minus 2 metrais ir turiu 2 akis. Dabar įsivaizduokit, kad čia aš modeliuoju personažą kažkokį, tai greičiausiai jau turiu kažkokius kaulus tam personažui. Įsivaizduokim, kad čia yra jo galva. Turiu galvą. Dabar padarysim visą sistemą akiai valdyti. Tai čia mes sukursim naują kaulą. Dabar aš jį norėsiu X ašį pastum 2 metrus. Head, tail, head. Tai pradžiai tail. Čia ne ta šis čia. 20, aš norėjau 2 parašyti. Tai turiu šitą ir čia irgi 2. Ir dabar šitą nuleisti kažkaip taip, kad būtų tiksliau. Aišku, čia būtų galima skaičiais tiksliai rašyti, kad būtų viskas visiškai tiksliai. Čia 0. Dabar kaulo pavadinimas. Aš jį, tai ne kairė, čia bus kairė akis, aš jį pavadinsiu akis dot kairė left angliškai, .l, taip. To pamatysim, kodėl aš čia turiu šitą L raidę. Pirmas dalykas dabar, sujungiu šitos du kaulus, dešinys, parent, make, keep, offset. Padarau kopiją šito kaulo. Kas čia parašys, Y ašis. Tarkim čia, dešinys split ir nepavyko man pasplitint, gal separate bones. Ir dabar šitą split. Kodėl jis neatsijungia? Lyg tai tą patį spaudžiu, keista. Gerai. Atjungiau šitą kaulą, dabar šitą sujungiu su šituo. Parent, make, keep, offset. Ir pavadinsim jį žiūri. .l. Gerai. Kas čia dabar įvyko? Aš turiu galvą. Jeigu galva sukiojasi, mano akis sukiojasi ir žvilgsnis irgi sukiojasi. Dabar einu į pose mode, esu pose mode, labai gerai. Shiftas, Ctrl Shift C berods, arba jeigu nenorit shortcutų, tai čia bus prie Add Constraint ir Damped Track. Ir kas dabar atsitiko? Šitas kaulas, matai, čia uždėjau per čia, tai nepagriebė šito kaulo. Būčiau su shortcutu, tai iš karto nereikėtų čia nurodyti kaulo, dabar reiks. Armatūra ir kaulas žiūri L, turbūt taip, patikrinam. Jep, viskas veikia. Žodžiu, mano akis atsisuka į šitą taikinį. Turiu dabar visus šitos du. Dabar norėsiu išnaudoti tą .l, pažymiu abu, pose, čia turbūt edit mode turėtų būti. Armature ir symmetrize.
Ir jis sukūrė kitus du kaulus, kurie vadinasi .r. Akis .r, žiūri .r, žodžiu right. Nu ką, belieka object mode šitą priparentint prie šito. Dešinys parent with automatic ir tą patį čia šitai akiai parent with automatic. Ir pažiūrim, ką turim. Turiu setupą, kur šitas neprisiparentino kažkodėl. Parent with automatic weights. Dabar patikrinam. Štai, seka akis galvos judesi, o jeigu noriu, kad mano personažas kažkur žiūrėtų, imu ir liepiu jam žiūrėti konkrečią vietą. Dabar aš, aišku, čia nepatogu, kad turiu du atskirus kaulus, galbūt smagiau būtų turėti dar vieną kaulą. Edit mode, add single bone ir mes tą kaulą padedam kur nors čia. Ir šituos turbūt priparentinam. Nežinau, dabar tvarką ar teisinga padariau, ar ne, tai pasižiūrėsim. Make, keep offset. Neteisinga tvarką padariau. Šitas ir paskutinis. Parent, make, keep offset. Atrodo teisingai. Pasitikrinam, pause mode. Imu šitą kaulą ir jisai judina tuos du kaulus, o tie du kaulai verčia žiūrėti į juos, rotatant šitos du kaulus. Na, turiu tokį paprastą setupą akims animuoti.